marginimas įeina į paprotinį liaudies meną, kaip ir verbų rišimas, kaip ir ten daugelis kitokių užgavėnių kaukių darymas. Taip, Velykos yra, žinokit, iš tikrųjų tokia šventė, kad kiaušiniai nei į sekciją dedami, o ant stalo ir valgomi. Todėl jiems nudekoruoti ir numarginti galit skirti taip ten ant kiaušinių, pradžiai 10 minučių, o toliau pageidautina greičiau. Tada jų negaila valgyti ir jie visi gražiai išeina. Nesigąsdinkit, žinokit, vašku yra tas marginimo būdas, kuris išeina visiems. Absoliučiai visiems. Kiek esu vedus seminarų, o jų kiekvienais metais tai Velykų laikotarpį nuo 8 iki 10 ir daugiau būna, tai tikrai nebuvo tokio atvejo, kad kam nors kas nors neišeina. Ir vaškas turi tą savybę, kad net jeigu šleivesnis ar kreivesnis tas brūkšnelis, vis tiek atrodo gražiai. Visa paslaptis marginimo vaškų yra dažas, kuris nukanda patį margutį. Jeigu jis yra per silpnas, tai kontrasto nėra, nes visas, va čia yra dvi spalvos, kaip matot, grinai formos spalva ir rašto spalva. Ir jis vis tiek atrodo gražiai, dėl to, kad yra kontrastas. Labai didžiulis kontrastas ir labai gražiai išryškėja raštas. Jeigu tas margutis būtų šviesiai geltonas arba oranžinis, tai jūs suprantat, koks vaizdelis būtų to viso vaško. Tiesiog neapsimoka tada vargti ir dažyti jo tokiu būdu. Ir kitokiu būdu. Šiaip Lietuvoje yra 3 marginimo būdai, tradiciniai. Dar noriu pabrėžti, nes kažkaip visi iškyla tų klausimų, o kokius sako dar būdų žinom. Tai aš noriu pasakyti, kad esu šalininkė ir mokytoja ir atstovė tradicinio marginimo būdų, jie Lietuvoje yra 3. Žinomi atėjo iki mūsų dienos, nenutrūkstama tąsa, jie niekada nebuvo nutrūkę. Jie natūraliai iki mūsų dienos atėjo ir juos iki šiol galima, reiškia, ne iš knygų išmokti iš naujo, bet tiesiog iš žmogaus žmogui. Tai visa Dzūkija, visa Suvalkija margina būtent vašku. Aukštaitija turėjo daugiausiai dažytinius margučius, dažytiniai tai yra viena spalva dažyti. Dažniausiai tai būdavo lukštuose dažomi, arba juodalksnių dažais. Ir po to Aukštaitija mėgdavo paskutinėti. Skutinėjimas tai būdavo jau 2-3 dienos reikalas. Tikrai nelabai paskutinėdavo prieš Velykas, nebent šeimoje būdavo senukų, kurie daugiau didelių darbų kažkokių neturėdavo. Ir trečias būdas yra, aš atnešiau čia vieną kitą jums parodyti, tai yra skutinėjimas, kaip sakiau, šiandien mes to nedarysim. Tai reikalingas atskiras seminaras ir tai yra ilgas būdas, gan ilgas būdas. Skutinėti iš tikrųjų imdavosi žmonės, kurie būdavo jau šiek tiek arčiau meno. Tuo tarpu marginimas vašku buvo prieinamas absoliučiai visiems ir tą darydavo tikrai ne taip kaip šiandien linkę į meną žmonės, bet visi žmonės. Vaikai, senukai atvirkščiai, jie gal daugiau skutinėdavo, mažiau margindavo vašku. Labai įdomus faktas, kad marginimą paimdavo vaikai ne iš mamos, ne iš tėvų, o iš senelių. Iki kol atsirado lino dažai, o jie atsirado 19 amžiuje Lietuvoje. Margučiai buvo marginami augaliniais dažais, tai kad stipriai kandantis dažai buvo 2 lukštais ir juodalksnių. Juodalksnių, žinokit, čia esu mėginus visokius variantus, man būdavo labai įdomu, nepasisekė man įdažyti. Esu mačius tikrai juodi kaip sabalas, kaip sabalo kailis, absoliučiai, labai gražiai, labai lygiai nukasti margučiai. Ir kaip aš sakiau, vašku margintą margutį, numargintą vašku, jį gali dėti tik į atvėsusius dažus. Jo virti dažuose negalima, todėl visi tie dažai, skirti vilnai, medvilniai, jie iš karto netinka. Iš karto mūsų sąlygom jie netinka.
Jeigu norite dažyti svogūnų lukštuose, nuoviras turi būti išviriamas labai stiprus. Labai stiprus, tai aš turiu galvoje, jeigu įmat puodą, tai tas puodas turi būti pritrombuotas šlapių lukštų, ne sausų, o tiesiog šlapių. Ir vandens ten jau yra mažai, reiškia, tuose tiesiog kietai pritrombuotose lukštuose, jos verdytos lukštus, kiek jau ten tos skysčio yra tiek, paskiau perkoši, reiškia, ir tos skysčio yra nedaug, jeigu jį labai praskiesit vandeniu, tai jis smarkiai ir stipriai nedažys. Lukštais turi būti kuo toliau nuo pačio svogūno, ryškiausiai dažo tie, kurie yra, na, tie purvinėliai, kaip aš sakau. Kuo arčiau svogūno ir kuo jis yra lukštas plonesnis ir šviesesnis, tuo jisai dažo prašiau. Nu, jisai dažo, bet jis dažys gelsvai. Taip vat, švelniai rudai. Jis nedažys tą tokią anglų raudoną spalvą, kuri artėtų į šitą jau savo intensyvumą. Tai kas vat nori ekologiškai dažyti, tai yra tokia galimybė. Iš kitos pusės visi mes kažkaip tai su ta ekologija biškį pasimaišė šiais laikais. Jau kitiek nuėjom toliai, kad jau dabar persūdom per visus galus. Eina kaip tos ryžius po 9 litus, kurie yra lygiai tokie patys kaip ir po 4, bet uždėta kitokioj lentynoj. Reiškia, yra tokie maži plastmasiniai pokeliukai, tokie vat nedideliai. Per šviečinį pakelį jos pardavinėja Kalvarijų turguje, manau, kad ir Halės turguje. Kalvarijų turguje aš visada perku ne ten, kur ant stalo baugulės pardavinėja, nes jos kartais nusiperka Vilnai dažus ir ten susipilsto tuos pakelius. Kioskai tie vadinamieji, kur paduoda kiaušinius. Uždari tokie, kaip vagonėliai. Ir ten tiesiog stiklė matosi užrašai. Dažai kiaušiniam ir tie pakeliai sukabinti. Pirkit kuo tamsesnius. Tai va, tai nebijokit to dažo, jis yra ne milininis, jie vadina jį valgomas dažas. Na, žinot, aš nesu girdėjus, kad galima kokius dažus būtų valgyti, tai manau, kad ir jie nėra valgomi, bet tiesiog jie yra, nu, gal netokie chemiškai kenksmingi, jeigu susitiltumėm, pavyzdžiui, Vilnai pakelį burną skirtų dažų. Juodą norint išgauti, galima, pavyzdžiui, vienas pakelis juodo, vienas pakelis mėlyno ir vienas pakelis raudono, tamsiai. Nes net jeigu ir gerai dažai dažo, į juodus dažus vis tiek reikia nors šiek tiek dėti arba tamsiai žalio, arba tamsiai mėlyno, arba tamsiai raudono, dėl spalvos gilumos. Margint irgi turi žinoti nuo iki, o nuo tai jūs pasinešat kiaušinį iš parduotuvės. Žalią, gražų dažutėlį. Ir visus tos kiaušinius, kuriuos jūs šiandien noriu dažyti, 10 kiaušinių. Tai iš tos 10 kiaušinių pamerkiu į ne šaltą, bet tokį vasaros šaltumo vandenį, kaip sakau, švelniai drungną. Pamerkiu tam, kad žinočiau, kuris iš jų skils. Pabuvę vandenį porą minučių, kiaušinis įsiplečia ir pasimato visos skilimo, kur jisai skils, kur jo lukštas pralėtėjęs ir toj vietoje jis yra silpnas ir gali skilti. Tai tada jūs, reiškia, prieš verdant kiaušinis, nesvarbu, jis gali būti pats švariausias, jūs jį privalot nuriebalyti, reiškia, arba sodą, jeigu tai yra kaimiški kiaušiniai, neškampuoti ir nekokie ten sodą, arba kokį nors peilį, reiškia, nuriebalintojų. Nes bet koks, nes ir pats švariausias kiaušinis turi riebalinius sluoksnį. Nereikia visiškai atšaldyti, kiaušinį reikia išimti švelniai šiltą, kad jo nešluostant, padėjus ant rankšluosčio, jisai natūraliai nudžiūtų. Nes šluostyti kiaušinio negalima, iš tikrųjų, kurį ruošiesi dažyti vašku. Ir jūs jį turit palaikyti tol, kol jisai būna švelniai šiltas. Jau greičiau drungnas negu šiltas. Prie tokio kiaušinio vaškas geriau gula ir jeigu jis yra per šiltas, tai vaškas skysta, jis tokie labai stori brūkšniai pasidaro. Jeigu jis yra toks švelniai drungna, švelniai šitas, tai yra pats geriausias dalykas. Ir tada jau jūsų žvakelė apačioj uždegta. Užsidegsit ir perdaris pikė. Žvakelė yra po jūsų šaukštų. Ir dabar tas šaukštas, reiškia, vaškas turi
būti natūralus vyčių vaškas. Tiesiog kiekvieno stalo po keletą kortelių. Ten, kur yra keliom spalvom raštai padaryti, jūs galite nekreipti dėmesio ir daryti vieną spalvą. Dabar kas nori pabandyti dviem spalvom, tai žinokit, raštai kelių spalvų pats raštas yra labai nesudėtingas. Nesudėtingas, kuo sudėtingesnis raštas, tuo jisai išlaiko vieną spalvą. Ir dėl to, kad sudėtingas raštas praranda savo visą konstrukciją, kaip aš sakau, jeigu jis yra užskaidimas į daug spalvų. Ir prasme praranda, jis tiesiog pasidaro margas margutis. Kylančios ir nusileidžiančios saulės motyvas. Matot, saulė tai pakyla ir nusileidžia. Tai tokie, arba tai yra žalčio motyvas. Taip pat, suprantam, kaip žalčys mums turi labai didelę mitologinę reikšmę, visą laiką turėjo lietuvės. Ir tai yra irgi žaltys, gyvatė, kaip jį be pavadinti. Ir jeigu gerai įsižiūrėsit, tai visi raštai absoliučiai yra sudaryti iš to. Taškelis, brūkšnelis, susijungia, išsiskiria, subėga, nubėga. Jūs tiesiog pradėdami daryti, jausit šitą. Pirmą prisiliečia prie kiaušinio, tada brėžia arba tašką deda. Ir nedarykit va šitaip. Pamilko ir gremžia, neprigremši nieko. Ką jau uždėjai viskas? Lygiai taip pat, jeigu jūsų šleivas ar kreivas, tai net nemėginkit skūsti ten nagų. Vis tiek toje vietoje jau nebenusidažys nieks. Tai reiškia, uždėjot palikot, šleivas ar kreivas vis tiek bus gražu. Dėsit kitą šalia. Ir trečią, ir ketvirtą. Tai supratot, ne? Tai dabar aš siūlau jums pradėti ten darbuotis. Pradeda dirbti. Dar kartą pasižiūrėkime. Ne nuo čia, ne nuo kažkokios vietos, būtinai nuo centro. Jeigu jūsų raštas dėstosi taip, reiškia, jūs užsidedat kontrolinius taškus. Vienas, kitas, trečias, ketvirtas. Ir nuo centro ornamentas skleidžiasi į išorę, o šitaip, plečiasi. O ne tai, kad jūs iš belio kur pradėjot, pasiklysit ir viskas. Ir gerai sužiūrėkite raštą, jie iki tiek yra paprasti, kad jeigu jūs nuo centrinio taško pradedat ir plečiatės, arba jums netelpa, jūs norit jį supaprastinti, viskas tas yra įmanoma, jūs visą tą galit daryti. Ir viskas, kai jau numarginsit, duosit man, aš šviešiu dažus.